Sveiki, sveikučiai, sveikutėliai, Sveiki, sveikučiai, sveikutėliai. Ir prieš man šitą video norėčiau pasakyti šiek tiek informacijos. Rytoj Liepos 31 dieną Klaipėdoje prie Meridiano bus fan meetas. Dalyvausiu ten aš, Vikė, Alina, Gideus vlogai ir daug kitų youtuberių. Ta nepagalėkit savo laiko, ateikite, jeigu aš turiu žiūrovų iš Klaipėdos, būtų labai fun. Galime susitikti, pakalbėti, nežinau, ir kažką paveikti. Ir jo, žodžiu, būtų cool. Tai daugiau info descriptione ir jo, galime pradėti video. Sveiki visi, dar kartą, ir kodėl prieš šiandien mano kamerą noriu pasakyti, kodėl pas mane toks bardakas, nes mes iki šiol darome remontą, dar liko šitas koridorius, įstatėm nesenai naujas duris, tai žodžiu, liko šitas koridorius ir keli žodeliai prieš einant į mano kamerį per šitas puikias duris, tai būtų tokie, kad nesenai grįžau iš Sofkės, ne viskas dar sutvarkyta ir lekiam dabar. Tai va, žodžiu, iš tiesų, tai va toks mano kambarys yra visiškai nedidelis ir jis nėra mano kambario dalis. Jis ir pas mane šiuo metu esi. Ir jo, tai žodžiu, prie įmų mes matome, stovi mano akordeonas, lova, sofa, kur miegu. Tada čia staliukus, kad galėčiau kažką pasidėti šiuo metu, tai čia guli laidai motinkiai, kad sujungti HDD diskus. Tada čia visos beveik dėžės mano pirkinių, ką aš turėjau. Čia vėlgi labai viskas sumėtyta, soriuka. Tai va, žodžiu, va tokį langą turiu puikų nedidelį, vieną kambarį. Matau savo kiemą per jį. Šiuo metu va dažom lentas dar ten ir čia. Tai jo, gerai, toliau, tai iš kitos pusės būtų, va tai yra mano apšvietimas, kas nežinojot. Jis atrodo, jis čia senas toks apšvietimas, bet apšvietimas labai gerai šviečia, labai galingas, labai nice. Čia mano yra šviesų jungiklis, va, kambarį. Tai va, toliau turiu seną stovą kitam apšvietimui, kurį dar atsivežiau, nes reikia naujos lemputės. Toliau mes matome tokią va baltą dėmę, baltą šūdą mano sienos, tai yra tiesiog materialas. Aš jį uždengiau, nes čia buvo arka, kaip pamenat. Ir tiesiog, kad nesimatytų, kad būtų labiau atrodantis kambarys į kambarį, jo. Kažkaip taip reikia pasakyti žodžiu. Toliau stovi mano fortepijonas, su kuriuo aš grojau 7 gal 4 metus, nes prieš tai aš jo neturėjau. Man tai pabaigai nupirko. Dabar su juo labai retai groju, bet kartais groju. Gerai, toliau yra dėžė nuo mano kompiuterio keiso naujo. O čia, hebra, čia labai didelė krūva rūbų. Palapinių, mėgmačių, kuprinių, visko, nes grįžau nesenai iš stovyklos, dar visko neišrinkau, nes aš tik vakar jo grįžau. Žodžiu, čia galim dar matyti elektrinę vidaus girliandą ir mano mikšeriai mikrofui. Taip, toliau einam čia mano spausdintuvas, popierius jie, kolonėlė, kurią jūs matėte iš praeitų ir užpraeitų metų. Ir dėžė nuo mano pelytės. Mano kompiuteriukas, mano naujas, visai naujai surinktas kompiuteris. Ir taip, aš apskliavęs biškį stikerių ir laiškai, taip, dėkui visiems hebra laiškam, dėkui visiems hebra šeikies, o kas būtų, jūs tiesiog awesome guys, aš jūs myliu. Ir jo, tikiuosi, kad kitais metais vėl sutiksim. Tai žodžiu, daugelis klausinėt, kas mano kompo viduj, tuoj. Nekreipkite dėmesio dėl tos vibracijos, nes čia vibruoja šitas HDD diskas. Aš jį nesu pritvirtinęs ir reikės kažkaip tai pafiksinti. Tai žodžiu, turiu 650 W Corsair maitinimo bloką. Turiu kitą vidinę, kaip jį vadinasi, soundcardą žodžiu, bet jo jau nebenaudoju. Ir toliau eina mano vaizduškė, tai būtų MSI Gaming X GeForce GTX 1060 GB. Eina freezeris, cipų šaldiklis, tada eina mano ramai, puikus ramai. HyperX-o nefokusuoja dabar, bet ok, never mind. Čia tiesiog, shit. Tiesiog keiso kuleris, diskų dėtuvė, mano 2 HDD diskai, čia 1 TB, čia 4 TB. Ir matinkė MSI Gaming M7 Z, tuoj pasakysiu kokia. Z270, jo, Gaming M7 šių metų vaizduškė. Tai okei, taip. Turiu čia antras kėdę, jinai dažniausiai nestoja mano kambarį, nes nieko pas mane kambarį nebūna, čia tiesiog aš atsinešiau, kad man būtų dėms įdėti prie kompo. Ir taip toliau, rodėtė su pagrovėjais, kilimas,
Buferis stalas, mano darbo stalas yra toks, taip atrodo. Na ir ką, einam prie mano darbo stalo, jo, normaliai. Tai pirma yra stovas mikrofui, tai yra Niverio stovas. Po filtras, kurio dėja nenaudoju. Kitas filtras mikrofui. Na ir vat mano pats mikrofas yra Niver 700, kas nežinojo. Tai va, turiu du monitorius, čia yra LG ir čia yra Samsung. Modelių nepamenu, sorry hebra, galiu tik pasakyti, kad šitas kainavo apie 500 eurų, o šitas kainavo kiek nepamenu, 200 eurų, ne, 150 kažkur. Bet šitas yra pusiau telikas, pusiau monitorius, dėl to jis daug kainavo. Gerai, toliau eina Phantom Poweris mikrofai mano. Ir mano mikšeris. Tai va, jis taip atrodo, toks paprastas. Nebrangus už... kiek sen? Nuo 3 eurų, bet aš įgavau nemokamai nukinėšti jo. Čia tokia, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 5 stikeriai. Ir man jie tiesiog random čia priklijuot. Toliau turiu Trust Gaming GTX 285 klaviatūrą. Jau sena. Gerai, reikės naujinti. Taipogi mano Razerio pelytė, Taipanas. Jo, Taipanas. Kilmės irgi niekam nesiskantis senas Fortecho. X7 gamingas. Jo, čia ne mano telefonas, jo čia nėra. Ir jo, čia guli vaistai, mano pasas, termometras, nes šiuo metu aš susirgęs. Tai reikia valgyti gert vaistus ir jo. Gerai, taip, toliau kas čia? Toliau eina mano klonėlio pultas. Pultas, nu, tai jo, vienas pultas, čia kitas pultas. Klonėlės, HyperX Cloud 2 ausinės. Čiagi kazai, čiagi mėgstama matė. Tai va, ok, čia nuo mano stabilizerio galvutė. Vytautas, visi žinot Vytautą vanduo. Ten va čia galit matyti šaratukus ir šoftui ir ten betvarkė ir viduj ką čia. Čia viduj tiesiog bullshitas, piniginė, racijos, popieriai ir taip toliau. Čia visi laidai maniškiai guli. Ir čia irgi tiesiog bullshitas visiškas. Čia šito aš nerosiu, nes ten dar didesnis bardakas, ten visiškai nieko nesimato. Tai toliau eina mano dabartinis stovas, kurį aš dabar naudoju, jis būtų va toksai vat. Firma būtų Manfrotto. Čia yra itališkas ar koks nepamenu. Galvutė dar specialiai buvo atskirai pirkta. Nu, kad nefokusuoju man galvutės. Va, žodžiu, tokia galvutė. Kašio kamalys. Mano rūbai čia gulė, jo. Pamiršau, kaip vadinasi, žodžiu. Sulaužiau duris, tai... Come on, atsidarykite. Opa. Nu, čia irgi žiauriai betvarkė. Pas mane visur betvarkė. Va, ten mano RC mašinytė, kurią aš planuoju greitų metų ištraukti. Ir vėl pradėti su jo važinėti. Taip, čia eina antras telikas, kam nesakysiu gal kas, nes bus su jo video. Toliau mano šviesos, kuriom aš apsišviečiu dar papildomai iš galo, kai filmuoju arba darau streamą kartais. Na ir ką. Mano paskutinis dalykas, kuris yra mano kambarį, tai yra gaming kėdė. Va tokia va paprasta. Kaip sakiau, turi minusų daug, bet ir pliusų yra irgi labai daug. Tai žodžiu, taip gal čia gerai, taip pasipsėsiu žodžiu. Tai va buvo man toks rimtus, va čia dar turiu 2 paveikslus, kuriuos nusipirkau Čekijoje. Jie piešiami buvo su aerozoliniais dažais. Gatvėje, žinot tos žmonės jie žiauriai faini. Ir jo, nusipirkau visai nebrangiai ir kiek aš jam sumokėjau? 10 eurų berods kažkur už abu paveikslus. Žodžiu, labai fainas žmogeliukas, dėkui jam. Ir jo, viskas hebra kaip ir visą rumtūrą viską parodžiau, kaip mano kambarį. Žydėtis rumtūras, viskas, done. Va, dar panašu parodys, kur, čia, va, guli visi daiktai, tipo kortelės, kurios neįdėtos, mašinai pakroviklis, šito USB CD kardą tas. Čendžeris, nežinau kaip pavadinti. Izoliacija, pėlis, nežinau kam čia guli. Tušinukas ir markeris. Mainexas gydysis dabar toliau. Ir visų laukiu, kaip jau sakiau pradžioje video, visų laukiu rytoj Klaipėdoj. Bus labai daug youtuberių, bus Vikė, Alina, daug gydėjos vlogai, daug visų bus, visi bus aprašyme. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjote ir iki hebra, iki.